Sveiki, aš esu Donatas Brikas ir ačiū Jums, kad žiūrite šį video. Šiame video aš Jums pristatysiu T-Harv Ekerio pinigų valdymo sistemos, kurios jis moko per seminarą Milijonieriaus mąstymas. Ši sistema yra labai paprasta, ją gali naudotis ir antrokas, ir garbus amžiaus žmogus, jam nebereikia nei aukštosios matematikos, jie tiesiog gali naudotis kiekvieną. Šiame video aš pristatysiu Jums žinias, kaip tai yra daroma. Ir vėliau paaiškinsiu, kodėl dėja ne visiems žmonėms pavyksta pasinaudoti šią efektyvę, linksmą ir paprastą sistemą, kuri tiem žmonėms, kurie išmoksta ją naudoti savo gyvenime, dar šiame gyvenime spėja susikurti finansinę laisvę. Taigi, pereikime prie sistemos. Sistemą reikia naudoti kada? Tada, kada jūs gaunate pinigus. Kiekvienas jūs esate gavę pinigų, uždirbate darbe, gaunate pašalpą, gaunate pinigų iš investicijų ar dar kažkaip kitaip tos pinigus uždirbate. Tada, kada mes gauname pinigus, aš dabar gavau 100 eurų ir man reikia pritaikyti T-Harv Ekerio sistemą. Sistema yra paremta 6 indais. Tai gali būti indai, tai gali būti stiklainiai, tai gali būti slovikai, sąskaitos, vokeliai, tai kas jūs norite. Tiesiog gali būti 6 sąskaitos jūsų banke. Mes visus tos pinigus skirstysime į indus, tai yra vizualu ir rekomenduoju ir jums tai daryti. Dėl to, ką matai, tu tai labiau suvoki. Taigi, pirmasis indas tai yra finansinės laisvės indas. Vos mes tik gavę pinigus į finansinės laisvės indą, mes turime atidėti 10% nuo gautų pajamų. Taigi 10 eurų iš gautų 100 eurų mes įdedame į finansinės laisvės indą. Milijonieriaus mąstymo seminare taip pat moko, ką su tais pinigais vėliau reikia daryti. Antras indas tai yra, aš nebijoju, kad jūs sistemą naudojate todėl, kad jūs norite padidinti savo pajamas. Jūs norite gauti ne 100 eurų, 200 eurų, 10 000 eurų, 100 000 eurų per tam tikrą periodą. Taigi tam, kad didėtų jūsų pajamos, jūs turite augti patys. Antrasis indas būtent tam ir yra skirtas. Tai yra edukacijos indas, tai yra savęs tobulinimosi indas. Tai reiškia, tuos pinigus, kuriuos jūs čia įdėsite, jūs turėsite investuoti į save. Taigi, nuo gautų 100 eurų pajamų, 10 eurų mes atidedame į šį indą. Sekantis indas tai yra investicija į jūsų gerą būseną, į jūsų linksmumą, tai yra malonumai jums. Žinau, kad kiekvienas žmogus gyvendamas nori, kad kuo būtų daugiau smagių akimirkų, kada jis gerai jaučiasi. Taigi, jūs turite save apdovanoti kiekvieną mėnesį. Nespausti, negailėti savo. Tiesiog 10% pinigų, kuriuos jūs gavot, jūs dedat į šitą indą, kurios paskiau užleidžiat linksmai tiesiog. Tai yra be jokios grąžos, jūs leidžiat savo, apdovanojat, nusiperkat kokį tai nekutį savo, kuris jums labai patinka. O galbūt tiesiog nueinate į naktinį klubą ir praleidžiat tos pinigus, taip, kaip ir glausavo. Sekantis indas yra ilgalaikių santaupų indas. Kiek jūs uždirbtumėte, kiek jūs beturėtumėt, vis tiek jūsų gyvenime atsiranda tokių pirkinių, kuriuos jūs norite įsigyti, kurių neužtenka iš vieną kartą gautų pajamų. Ir tiem dalykam reikia sutaupyti. Taigi šitas indas yra ir skirtas tam, kad jūs taupytumėt didesniam pirkiniam, pavyzdžiui, geresniam automobiliui, geresniai lobai, naujiem baldam, naujam namui. Jau pasirenkat patys, kam taupot ir kiekvieną kartą gavę pajamas, jūs į šį indą atidedate taip pat 10%. 100 eurų tai buvo 10 eurų suma. Ir sekantis indas tai yra indas, kuris reikalingas tam, kad mes pragyventume. Kiekvieną mėnesį mes turim susimokėti mokesčius, mes turim mokėti už internetą, už mobilų telefoną, mums reikia pavalgyti. Ir tam yra mums reikalingos būtinosios išlaidos. Taigi būtinosiam išlaidom nuo kiekvienų gautų pajamų mes skiriam 55, net 55%. Ir mes būtinai iš tų pinigų turim pragyventi. Iš 55%. Kartais žmonės sako, aš vieną dalyką noriu pasakyti iš anksto, sako, man 55% neužtenka pragyvenimo. Patikėkit, yra žmonių, kurie negauna net tiek, kiek yra jūsų 55% ir jie iš to pragyveno. Ir liko dar 5%, kuriuos mes dalinamės su tai žmonėm, kuriem dar labiau reikia tų pinigų. Ne visi dėja gali užsidirbti, kai kuriuos yra galbūt gyvenimo nuskriausti ir yra žmonių, kuriem tų pinigų labiau reikia negu jums. Dalindamėsi tais pinigais jūs jaučiat pertekliaus jausmą, tai reiškia, jūs juos atiduodat labdarai. Paremėt galbūt sergančius vaikus, galbūt sergančius žmonės, galbūt vaikus iš tų šalių, kurio yra bloga ekonominė situacija. Tiesiog dalinatės tais pinigais. Va, taigi, taip atrodo sistema. 100 eurų sistema, kuri yra mokoma T-Harv Ekerio, jinai tikrai veikia. Matėt, man pavyko, 600 indų sudėjau 100 eurų. Techniškai tai pavyko ir tai gali kiekvienas. Tai nėra labai sudėtinga, tiesiog reikia paskirstyti pinigus. Paskirstyti pinigus ir sudėlioti juos į tam tikrus
indus. Plačiau, ką su kiekvienu indu, kaip mes turime elgtis, jūs galite sužinoti seminare Milijonieriaus mąstymas arba perskaityti Harvio Ekerio knygelę. Bet žinau, kad dabar pas jūs atsirado prieštaravimas. Su 100 eurų tai galima padaryti. Bet jeigu aš negaunu, jeigu vis dėlto man neužtenka tų 55% pragyvenimų ir aš gaunu daug mažiau pinigų, tai ką tada daryti? Tada sistema neveikia. Harvas Ekeris tai jis turi daug pinigų, todėl jam visos sistemos ir veikia. Tai pabandykime, ar sistema veiks su 1 euru. Bet kitą dieną aš gavau pajamų 1 eurą. Ir dabar pasižiūrėsim, ar sistema suveiks su 1 euru. Taigi 1 euras, 10% į investicijas. Tai, kad tas 10 eurų man ateityje sukurtų didesnės pajamas. Aš įdedu į finansinės laisvės indą ir bandome tai padaryti. Pavyko. Į finansinės laisvės indą 10% yra įdėta. Tada yra sekantis mokymus indas, tai yra savęs ugdymo indas, savęs tobulėjimo indas. Tai jį taip pat įdedu 10% nuo 1 euro. Taip pat pavyko. Sekantis indas yra žaidimų indas. Tai reiškia, nors ir 1 eurą te gaunu, bet man reikia save pradžiuginti ir nusipirkti savo kažką malonaus. 10 centų. Manau, išeitų čiulpinukas. Ir ilgalaikiam santaupom. Noriu sutaupyti kažkam daugiau negu kas kainuoja 1 eurą. Aš dedu ilgalaikės santaupas ir tada, kada sutaupysiu, aš nusipirksiu tokį daiktą, kuriam užteks šiame inde esančių pinigų. Paimu 55 eurus, iš kurių aš turiu prasimaitinti, pragyventi ir susimokėti visus mokesčius. Tai reiškia, iš 55 centų aš turiu pragyventi. Ir 5 centus, nors aš ir 1 centą gaunu, nes sistema yra sistema, aš dedu labdarai. Tai yra žmonių, kuriems negauna nei eurą ir kuriems tų pinigų reikia daug labiau. Va. Tai kaip matote, pavyko. Ir su 1 euru man pavyko sudėlioti visus indus, taigi sistema techniškai veikia. Ir kada kai kurie žmonės sako, kad knygutėse, seminaruose yra nesąmonės ir tai nepadeda mums pasiekti sėkmės, nepadeda pasiekti finansinės laisvės, tai problema yra ne sistemoje, nes sistema veikia su 1 euru, jį veikia su 100 eurų, aš jums parodžiau, aš nebėjau, kad jinai suveikia su 1000, su 10 tūkstančių ir su milijonu eurų. Problema yra tame, kad mes šitą sistemą nesinaudojam. Tiesiog mes gaunam pinigus. Aš parodysiu keletą variantų, parodysiu keletą klaidų, kurios yra daromas ir vėliau paaiškinsiu, kodėl tos klaidos yra daromas. Žmonės dėl to nekalti. Niekas dėl to nekaltas. Va, žiūrėkit. Kas atsitinka, kaip mes gaunam pinigus? Sistema neveikia tada, kada tiesiog mes gaunam pinigus ir įsidedam juos į kišenę. Tada sistema tikrai neveiks, nes mes jau nepaskirstėm per šitos indus. Bet viena iš dažnai pasitaikančių tokių klaidų, kurias padaro žmonės, tai jie ne visai tiksliai naudoja sistemą. Žmonės sistemą naudoja taip, jie žino Harvio Ekerio sistemą, tai tikrai yra efektyvi, paprasta ir lengva sistema, kurią lengva atsiminti. Bet jie padaro taip, paima 55% pinigų ir įdeda į šį indą, iš kurio jie turi pragyventi. Tai reiškia sumokėti mokesčius, pavalgyti ir panašios kasdienės išlaidos, kurios mums yra privalomas. Jeigu mes jų nesumokėsim, bus kažkas blogai. Tada tie pinigai lieka kur? Jie lieka kišenėje. Leidžiam šios pinigus ir tada staiga supratom, kad dabar yra šildymo sezonas ir trūksta dar 10 eurų. Mes juos įdedam čia. Ir tada supratom, kad dar vis dėlto norim pavalgyti dar daugiau. Įdėjom dar 10 eurų, tada atėjo supratimas, kad dar mums kažko gyvenime pritrūko ir čia vėl įdėjom šitą indą. Gal įdėjom šiek tiek santaupom, nes vis dėlto kažko norim sutaupytis. Ir vis dėlto sakom, gal apmokėkim visas likusias sąskaitas, kurios priklauso ir įdėkim į šį indą. Visiems kitiem indam neliko. Tai yra dažnai pasitaikanti klaida, todėl kad žmonėm tiesiog ne nuo čia pradeda. Aš kada rodžiau pirmą kartą sistemą pradėti, mes turime nuo šito indo. Tai yra šitas indas, kuris jums sukurs ateitį. Taigi visada, kada gaunat pinigus, pirmą reikia dėti į šį indą. Tai reiškia, nuo čia pradėjo. Ir vėliau tada tik rūpintis sekančiais indais. Tai yra dažniausiai pasitaikanti klaida ir dėl to sistema pradeda nebeveikti. Dėl to, kad žmonės neatideda į šios indus ir nejaučia progreso. Kita klaida, kurią žmonės kartoja, galbūt nėra tokia labai grubi klaida, bet vis tiek dėl to žmonės nustoja naudoti sistemą, tada, kada žmonės atideda į šį indą, sakykime, jau padarė vieną klaidą, nuo to indo pradėjo, tada atideda į investicijų indą, tada, kad būtų geriai paaukoja labdarai. Tada žmonės įdeda ilgalaikiam santaupom ir sako, aš taip esu jau protingas, tai man nebereikia tobulėti, aš įdėsiu dar, sutaupysiu greičiau daiktam ir šį mėnesį geriau pabūsiu be malonumų. Ta prasme, nusipirk. Malonumų savo suteiksiu, kai nusipirksiu naują lovą. Ir kas sistema vėl nebeveikia. Ir tada žmonės vėlgi sako, kad sistema
neveikia ir nepasiekia finansinės laisvės. Kodėl? Jie pamiršo apie tai, kad jie turi augti, nes pasaulis keičiasi ir mes turim prisitaikyti ir mes turim augti. Jie pamiršo suteikti savo malonumą ir apdovanoti save. Taip, galbūt jie greičiau įsigijo tą naują lovą, bet žmonės supranta, kad sistema nebeveikia, bet ne sistema nebeveikia, tiesiog mes nevykdom jos. Va, ir dabar pagrindinis dalykas, aš norėčiau paaiškinti, ką daryti. Dažnas žmogus sako, sužinojęs sistemą stengiasi daryti tokį dalyką. Aš kaupsiu visas valios pastangas ir aš naudosiu šią sistemą. Nors ir kaip bebūtų sunku, žmogus gerai įsigilina į sistemą ir jis daro taip. Jis atideda investavimą, atideda savęs mokymus, atideda žaidimą, atideda ilgalaikiam santaupom, sumoka viską, gyvena iš 55% ir atiduoda labdarai. Bet visą tai matėt, kaip aš padariau, tiesiog jis viską padaro sukaupęs valios pastangas. Pabandykite taip įtempti rankas. Kiek ilgai išbūsite įtempę visą kūną, tiesiog tai daro be jokio džiaugsmo. Netgi šitą indą, kuris tas mano play indas, šitą play indą negali panaudoti su malonumu. Dėl to, kad žmogus priešina sistemą. Tada kas atsitinka? Ateina kalėdos, ateina tam tikros šventės, ateina gimtadienį ir jie supranta, kad galbūt aš galiu iš edukacijos indų išsimti pinigų ir išleisti kažkam kitam, ką man reikia kasdieniam išlaidom. Iš investicijų indų išėma pinigus tam, kad jų neinvestuoja, o paėmė kitiem reikalam, pavyzdžiui, ilgalaikiam išlaidom. Ir tų variacijų yra įvairiausių. Vadėja daugelis žmonių ir mokosi, vis tobulina žinias ir ieško kitos sistemos. Ta prasme, ieško kitos sistemos, nusprendė, kad ši sistema neveikia. Man reikia paprastesnės sistemos, man reikia kažko tokio, kad man sistema veiktų ir aš nepalūščiau atlikdamas ją. Taigi, problema slypi ne sistemoje, problema slypi mūsų galvoje, mūsų viduje, kaip mes šitą sistemą naudojame. Ir aš jau noriu parodyti vieną vienintelį dalyką, ką jums reikia savo gyvenime pakeisti tam, kad ši ir bet kokios kitos sistemos veiktų. Tiesiog tam yra reikalinga motyvacija, o žmogus turi dviejų rūšių motyvaciją. Pirma motyvacija tai yra, kad žmogus visada bėga nuo skausmo, o antra motyvacija tam, kad jis nori patirti malonumą. Ir panalizuokime, kaip mes elgiamės dėdami pinigus į šios indus, kaip mes elgiamės, kaip mes jaučiamės tiksliau tada, kada mes skirtame pinigus. Kada mes gavom tą 100 eurų, aišku, daugelis žmonių gavę eurus jaučia malonumą. O jeigu jūs nejaučiate gavę pinigų malonumą, tai jums tikrai reikia ateiti į seminarą Milijonieriaus mąstymas. Tada, kada mes gaunam pinigus, mes jaučiam malonumą, bet lygiai taip pat mes ir čia turim jausis taip. Gavom 100 eurų, 10% man reikia atidėti. Ir aš žinau, kad 10% aš atidedu į savo finansinės laisvės indą. Aš turiu žinoti, kad jeigu aš nenunešiu ir neįdėsiu į tą indą, man labai skaudės, aš negerai jausiuos, aš būsiu tiesiog sugniuždytas tam, kad aš šį mėnesį nevykdžiau sistemos, aš tiesiog nebegalėsiu gerai jaustis ir man skaudės. Atrodo, kad iš manęs kažkas atims. Bet dėdamas į tą indą, aš dedu 10 eurų ir matau, kaip šitas 10 eurų virs 100 eurų, 1000 eurų, kaip aš jas investuosiu ir kaip mano investicijas atsipirks. Aš tiesiog su malonumu dedu į tą indą ir džiaugiuosi, kad aš ten įdėjau. Tai lemia kas? Tai lemia mano pasąmonės programos, tai lemia mano įsitikinimai. Tada aš dedu į mokymosi indus. Kartais žmonės deda į mokymosi indą taip, aš jau ir taip daug tūkstančių išleidau, baigiau aukštąjį mokslą, ką man dar į tą mokymosi indą dėti ir čia dreba ranka. Ar jūs ilgai dėsit? Ne, čia lygiai taip pat jūs dėdami galvojate, aš nusipirksiu naują seminarą, nusipirksiu knygą, nuvažiuosiu pasimokyti pas Anthony Robbinsą, pas dar kažkokį didelį žmogų, galbūt išvažiuosiu į Indiją, susitiksiu su kokiu nors dvasininku ir tikrai patobulėsiu ir jūs dedate į indą iki su didžiuliu malonumu, bet suprantate, kad jeigu jūs į save neinvestuosite, jūs tiesiog degraduojate, nes pasaulis keičiasi. Tada į žaidimų indą jūs su džiaugsmu dedate pinigus, kad jūs sakot, aš nusipelnau kiekvieną mėnesį, aš nusipelnau save apdovanoti, padaryti kažko tai savo malonaus. Ir tai dedate lygiai taip pat su malonumu, jeigu nededat, jūs jaučiatės nuskriaustas. Tada ilgalaikiam santaupom dažniausiai žmonės taip ir žino, kad jie trokšta tą daiktą, jie žino, jeigu jie neturės, tiesiog jau nebepatogu miegoti senoje lovoje ir įsivaizduoja, kaip patogiai miegos su naujų darbiaučiųjų. Pavyzdžiui, ir tada tuos pinigus, tarp kitko, jūs irgi turite suprasti, kad mokesčiai ir įvairios mūsų paslaugos, kurios palengvina mūsų gyvenimą, kurios mes mokam abonentus tam, kad mes pavalgom, mes tai irgi suteikiam savo malonumą. Aišku, jeigu mes to neturėsim, mes turim aišku skausmą. Ir čia šitame inde skausmo motyvacija pas visus žmonės yra labai aiškiai. Jeigu jie tiesiog to nepadarys, tai jiems skauda. Užtat tas indas dažniausiai būna perpildytas ir dar įmami kreditai tam, kad patenkinti šį indą. Taigi į šitą indą irgi dedame su malonumu ir su malonumu tų pinigų atsisakome, nes tai mes sumokame už tai, kas yra būtinybė mūsų gyvenime. Ir šitas indas
Labdarą jūs taip pat turite atiduoti su malonumu. Jūs turite suprasti, kad atiduodami kitiems jūs kažkam padedate. Jūs turite kažkokį indėlį, už kurį jums niekas negrąžins. Bet tiesiog jūs jaučiate pertekliaus jausmą ir jūs savyje programuojate pertekliaus jausmą. Taigi aš tikiuosi, kad šis video 6 indų sistema jums patiko. Jūs supratote, kad iš tikrųjų nereikia aukštųjų mokslų, kad sistemą galime naudoti ir jūs turite žinias, kaip tai daryti. Aš negaliu atsakyti, kaip yra su jūsų įsitikinimais, kaip jūs ar naudojate, ar naudosite, ar nenaudosite šios indus. Bet žinau kitą dalyką, kad daugelis žmonių sužinojo daug sistemų, perskaitė tokių ir panašių knygelių krūvas. Dažnai pasako, kad dėja šitas mėnuo buvo ne pats palankiausias ir aš negalėjau atidėti į šį indą. Dėja, investicijos mano neatsipirko. Dėja, aš nuvažiavau ne į pačius geriausius mokymus ir ne visai gerai patobulėjau. Kartais aš neleidžiu savo pažaisti ir savęs apdovanoti. Ir dėja, daugelis žmonių ir lieka su tais įsitikinimais savo viduje ir nepradeda naudoti, nepadaro tų efektyvių, paprastų ir veikiančių sistemų savo automatinių įgūdžių. Todėl, jeigu jūs nesate iš tų žmonių, jums rūpi jūsų ir jūsų artimų žmonių gerovė, jūs norite išmokti valdyti finansus, jūs norite, kad jūsų finansai jūsų šeimoje, tarp jūsų artimų žmonių būtų sistemingi, jie veiktų, tai pagerintų jūsų santykius, duotų jums daugiau laisvo laiko ir duotų pasitikėjimo savimi, tai jūs galite pakeisti šios įsitikinimus. Ir pati geriausia vieta tai padaryti yra seminaras Milijonieriaus mąstymas. Dar dabar jūs galite įsigyti ne visai pabrangusius bilietus, tai yra general bilietas, kuriame jūs ne tik sužinosite apie sistemą plačiau, ką daryti su kiekvienu indu, ne tik sužinosite jie šiek tiek platesnių spektrų, bet jūs ir išmoksite, jūs įdėksite programą, kaip naudoti kiekvieną indą. Į kiekvieną indą į jūsų pasąmonę bus įdėkta programa, kad į kiekvieną indą jūs pinigus dėtumėte su malonumu. Artimiausias seminaras vyks kovo 4-6 dienomis Vilniuje, Compensa koncertų salėje. Ir dabar jūs galite įsigyti general bilietą, pats geriausias laikas, tai yra jūsų laikas, yra laikas dabar įsigyti šį bilietą, bet jeigu jūs norite gauti daugiau energijos, jūs norite būti tarp tų žmonių, pas kuriuos pasąmoninės programos yra arčiau to, kad naudoti sistemas, kad uždirbti dar didesnius pinigus ir gauti daugiau papildomas medžiagos, jūs galite įsigyti VIP bilietą, jūs gausite daug daugiau energijos ir gausite daug stipresnės programas negu general bilietai. Taigi, ačiū Jums už dėmesį, aš tikiuosi, kad mes susitiksime kovo 4-6 dienomis Vilniuje, Compensa koncertų salėje ir keisime savo su pinigais susijusias programas ir su indais susijusias programas ir susikursime bei kitiems žmonėms padėsime sukurti daug daugiau gerovės savo gyvenime. Čia buvo Donatas Brikas, iki.